Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Lietuvos ryto televizija pradeda tiesioginę transliaciją. Lietuvos rytas pabandys iškovoti trečią pergalę iš eilės šiame turnyre. Jų šiandieninis Vilniaus komandai siekiančiai pergalės šios dienos rungtynėje asmeninė pražanga. Abi komandos kol kas yra prasižengę po kartą, sužaidus 2 minutės šiame kėlinyje. Laimėjo pergalę VTB lygos varžybose ir pagal šį rodiklį pasivejant antroje vietoje esantį Maskvos CSKA, kurio rezultatas yra pasiekė tikslą. Raisas. Perdavimas Ronaldui Seibučiui. Gainiojasi dar Vilniaus komandos krepšininkus varžovai, tačiau viskas jau baigta. Lietuvos ryto televizija. Viso geriausio. Nors šiame mače kol kas abi baudas prametė Predragas Samardžyski. Prameta ir trečiąją. Bet kuriuo atveju didesnį negu 11 taškų skirtumo Vilniaus komanda šiame mače dar nebuvo nutolu. Ir išlieka tas pats 12 taškų skirtumas. 4 minutės ir 5 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Stoja pražanga Tairesui Raisui pirmoji asmeninė. Komandai, kuri panašu, kad po truputį artėja prie penktas, dabar dar giliau gramzdina savo priešininkus. Jonas Valančiūnas. Prasideda prieš paskutinę dvikovos minutę. Steponas kapitonas pelno 10-ąjį tašką. Neskubėdamas pereina į varžovo aikštės pusę. Vilniaus komanda dabar praranda kamuolį. Lameino Wilsono pasirodymas 20. Porą dėjimų iš tiesų buvo ir efektingi ir skiria Vilniaus komanda nuo ketvirtosios pergalės. Ronaldas Seibutis Rygoje susitinka su vietos VEF klubu. Kamuoliu rezultatyviausias varžovų krepšininkas Chesteris Simonsas. Metai 6 taškai ir 34 sekundės. 6 taškais padedantį Vilniaus komandai turnyro lentelėje pasivyti Maskvos CSKA. Tiek krepšinio šį vakarą. Priminsiu Riksas. Perdavimas Ronaldui Seibučiui. Gainiojasi dar Vilniaus komandos krepšininkus varžovai, tačiau viskas jau baigta. Paskutinysis Artūro Jomanto metimas. Nieko esminio nepakeičia, išskyrus galbūt tik pablogina jo individualią statistiką, pataikymo procentą. Kągi, Vilniaus Lietuvos rytas.